Sveiki Lietuvos futbolo gerbėjai. Aš esu Evaldas ir su jūsų pagalba turiu galimybę nuvykti į Ukrainą Europos futbolo čempionatą stebėti rungtynes tarp Portugalijos ir Olandijos rinktinių. Bet tam, kad ten nuvykčiau, aš turiu kažką padaryti dėl Lietuvos futbolo. Turiu sukūręs šiokį tokį planą, ką ten nuvykęs galėčiau padaryti. Lietuvoje mes jau esame sulaukę tokių rinktinių kaip Italija, Vokietija, Ispanija. Taip pat yra atvykę tokie futbolo klubai kaip Blackburn, Fulham, Rangers, Sampdoria, netgi tuometinis UEFA čempionų lygos čempionas Liverpool futbolo klubas iš Anglijos. Bet deja, mes iki šiol dar neturime normalaus šių varžybų reikalavimus atitinkančio stadiono. O mūsų valdžios atstovom, kad atsirastų toks stadionas reikalingi būtent Real arba Chelsea futbolo klubai. Todėl aš turiu tokį planą, esu sutaręs su viena merginom, kad jos futbolo varžybų tarp Portugalijos ir Olandijos metu pasirodys stadione su šūkiu Real + Chelsea lygų stadionai Lietuvoje. Tokiu būdu po varžybų įteikdamas apdovanojimą geriausiam žaidėjui turi didelę tikimybę įteikti būtent Real arba Chelsea žaidėjų, kadangi jų nemažai yra Portugalijos ir Olandijos rinktinėse. Ir taip žadu paprašyti jų įteikinti savo komandas, atvykti į Lietuvą sužaisti draugiškas varžybas ir tokiu būdu parodyti Lietuvos valdžiai, kad vis dėlto reikia Lietuvoje tų stadioną. Taip, kad jeigu jūs manote taip pat kaip aš, balsuokite už mane ir spauskite patinka.